Labą dieną visiems sodo ir daržo mylėtojams. Šiandien susirinkome pakalbėti apie sodo augalų apsaugą nuo ligų ir kenkėjų. Taip pat, kadangi žinome, kad labai aktualu yra augalų genėjimas, šiek tiek pašnekėsime ir apie augalų genėjimą. Tada trumpai norėčiau pristatyti, kad nuo šiandien prasideda puslapyje www.esenjoras.lt nauja akcija Internetas jūsų sodui. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti, rašant skelbimus, dalyvaujant forumuose ir užduodant klausimas tiesioginių transliacijų metu, kurios vyks kiekvieną antradienį iki gegužės 25 dienos 11 valandą. Dar trumpai norėčiau pristatyti, kad jau vyksta akcija Tūkstantmetis 3. Prašome aktyviai dalyvauti, atsakinėti klausimus. Už aktyvų dalyvavimą dalyviams bus teikiami prizai. Kol kas, kokie tie prizai, sužinosite vėliau, paslaptis. Tačiau jų tikrai nėra mažai, todėl kviečiame kuo daugiau ir kuo aktyviau dalyvauti visose www.esenjoras.lt akcijose. Dabar trumpai norėčiau pristatyti mūsų pašnekovus, kurie atsakinės į klausimus bei kalbės apie sodo kenkėjus ir ligas. Tai būtų daktarė Alma Valiuškaitė. Labą dieną. Bei habilituotas daktaras Nobertas Uselis. Jie pas mus atvyko papasakoti apie ligas, apie kenkėjus sode ir darže. Dar trumpai norėčiau pristatyti, kokios bus temos vėlesniuose antradieniuose. Tai būtų gegužės 4, antradienį 11 valandą bus kalbama apie lauko daržovių sėją, veislių parinkimą ir auginimo ypatumus. Tai ką domina būtent šitą, prašome labai susirinkti ir stebėti mūsų kitą transliaciją. Gegužės 11 dieną, antradienį 11 valandą, bus kalbama apie šiltnamių daržovių auginimo ypatumus, veislės, tręšimą bei mikroklimatą. Dar sekantį antradienį, tai būtų gegužės 18 dieną, taip pat 11 valandą, kaip apsaugoti lauko ir šiltnamių daržovės nuo ligų ir kenkėjų. Bei paskutinį antradienį, kurį vyks transliacija, tai būtų gegužės 25 dieną 11 valandą, obelų ir braškių auginimo ypatumai, veislės, formavimas, tręšimas. Dar norėčiau pažymėti, kad šiandien kalbėsime tik tai apie sodo augalų ligas ir kenkėjus, tad klausimus užduokite būtent tai, kas yra susijęs su šiais augalais, tai būtų vaismedžiai ir vaiskrūmiai. Šitos klausimus mes stengsime atsakyti kuo išsamiau, atsakysime ir eigoje, ir po tiesioginės transliacijos, tad kviečiame aktyviai dalyvauti. Taip pat norėčiau paprašyti bibliotekininkų, kad jie taip pat, kaip ir praeitais metais tiesioginių transliacijų metu, siūstų mums nuotraukas iš jų bibliotekų, kaip aktyviai dalyvavome šiose transliacijose. Dar priminsiu, kad klausimus reikėtų užduoti į bibliotekos pažangą į puslapį ir iš ten mes skaitysime ir lauksime jūsų klausimų. Tai prašau, ponia Alma, apie sodą. Sveiki gyvi, mėly sodininkai, dar kartą, ir norėčiau trumpai perbėgti sodo augalų apsaugos sistemą nuo ligų ir kenkėjų, taip nuo pačios pradžios. Jūs jau puikiai žinote, kad šiuo metu yra toksai labai intensyvus sode tarpsnis ir visi jau augalai ruošiasi žydėjimui. Ir visi, man atrodo, kad jau esate atlikę tą vadinamąjį ankstyvąjį sodo purškimą vario preparatais, kaip jau jūs dauguma esate ir išmokę, ir įpratę, kas mokot ir darėt, ir mokot tą padaryti teisingiau, purškite jau bordo skiediniu, tai irgi yra vario preparatas. Šiaip tai prekyboje yra
su veiklia medžiaga ir paprasčiausiai naudojimai paruoštas yra fungicidas Čempionas, kuris taip pat yra vario preparatas ir juo jau turėjo būti iš esmės purškimai atlikti. Bet dar paskutiniai terminai yra šiuo laikotarpiu ir dar galima būtų suskupti, tai atlikti. Prieš sėklavaisių tai yra obelis ir kriaušės, reikėtų sėklavaisių sodo augalų žydėjimą, tai yra, kai bus jau žiedpumpurių tarpsnis, nusipurkšti chorusu arba skoru ir pridėti insekticidą, sakykime, aktarą. Ir tokiu būdu mes apsaugosime savo vaismedžius nuo rauplių, vaisių puvinių ir kenkėjų ir neturėsime problemų. Šiuo metu dabar dar, jeigu asistentės paprašysim parodyti, mes atliekame ir vaismedžių gydymą. Kol dar nėra lapų, labai yra gerai matomos visos žievės ligos. Jeigu mes šitam paveikslėlyje matome tokią žievės nekrozės, antraknozę, tokia, kur dar neturime tikrų vėžinių žaizdų, o šalia mes jau gydome. Ką reiškia gydome? Tai visų pirmiausia, šitą reikėtų išsivalyti iki sveikų audinių ir tada užtepame vandens emulsiniais dažais, į kuriuos įdedame fungicidą. Šiuo atveju rekomenduojamas būtų efektorius, jo dedame 10 gramų litrui to vandens emulsinių dažų ir šitais dažais mes nutepame kamienus. Taip pat yra parduotuvėse galima įsigyti specialių jau paruoštų mišinių žievės ligų gydymui nuo vėžio. Apačioje mes matome, jeigu mes pamatysime, tai yra tipiškos vėžinės žaizdos, kurias jau ypatingai reikia gerai išvalyti, dezinfekuoti ir užtepti, kad ar sodo tepalų užtepti, ar to pačiu vandens emulsiniais dažais su fungicidu, tam, kad nepatektų iš aplinkos drėgmė ir tas jau žaizda toliau nebeplistų ir nesivystytų. Taip pat tokios, jeigu šakos yra sergančios, vėžiuotos ar pažeistos tokiam stipresniem nekroziniam dėmėm, reikėtų jas išsigenėti, kiek tai yra įmanoma, prieš naudojant kažkokius augalų apsaugos priemonės, produktus. Uoginuose, teisingiau avietynuose, mes dar randame ir išsipjaustome čia viršuje avietinio gumbaudžio pažeidimus, tokios sustorėjimai. Šitose sustorėjimuose gyvena kirmėliukas ir jisai besivystydamas išgraužia ūglių širdis ir susidaro savo tokį lizdelį, kuris išsipučia ir mes puikiai matome tuos pažeidimus ir jau turėjo būti išpjaustyti. Jūs tai, man atrodo, esate padarę. Taip pat, jeigu yra labai stiprus, kitose nuotraukose mes galim pamatyti pažeidimus aviečių deguliais ir žievėplaiša. Visokius, jeigu labai stipriai yra pažeisti šitie ūgliai, juos reikėtų taip pat pašalinti prieš naudojant augalų apsaugos produktus. Tai dabar tokie mechaniniai dar šiuo tarpsniu, būtent šiuo tarpsniu, gal jeigu tai jūsų pernai buvo daug pažeistų vaismedžių žydėjimo metu, buvo parūdę, nurūdę ir buvo labai išplitę žiedgraužis, ačiū mes tas žiedgraužis ir tada galima pasitiesus po obelimis ar kriaušėmis, vienu žodžiu, pasitiesti kažkokį patiesalą, plėvelę ir nusikratyti. Bet tai reikia daryti, kratyti vaismedį reikėtų ankstyvą rytą arba vėlai vakare, kai būna jau žemesnės temperatūros ir tie kenkėjai būna tokie prisnūdę. Vienu žodžiu, juos galima nusikratyti ir sunaikinti, nuo to patiesalo surinkus juos reikėtų sunaikinti. Tai būtų iš tokios priemonės, kurios atliekamos, kaip pasakyti, profilaktiškai ir jūs be chemijos galite šiek tiek pakontroliuoti šitų kenkėjų populiaciją.
Toliau, jeigu šitos priemonės, ką mes padarėme iki vaismedžių žydėjimo, be abejo, sodų balinimas, gegužės mėnesį tai yra tik tai grožio reikalas, balandžio mėnesį irgi taip pat grožio reikalas. Vaismedžius balinti reikėtų vasario pabaigoje, kovo pradžioj, kada išlenda pirmoji saulė. Tai yra ne grožio, nesodo grožybės reikalas, o tai yra priemonė, kuri apsaugo vaismedžių kamienus nuo saulės smūgių ir įtrūkimų dėl temperatūrų svyravimų dieną ir naktį. Todėl tai yra rimta priemonė, kuri apsaugotų jūsų vaismedžius, bet tai, sakau, dabar tai yra tik tai grožio reikalas, ta priemonė atliekama yra žymiai anksčiau. Jeigu mes grįžtumėm prie kaulavaisių, taip pat irgi dabar jau jie neužilgo žydės, kaulavaisių apsaugai yra rekomenduojama naudoti fungicidą efektorių, taip pat yra registruotas fungicidas topazas. Renkatės vieną iš jų, kas jums labiau, ką gaunate įsigyti, kas jums labiau tinka, nes iš esmės jie abudu labai efektyviai stabdo tiek jūsų kokomikozės, tiek puvinių ant kaulavaisių plitimą, bet nesustabdys pilnai, jeigu jūsų kaulavaisiai yra pažeisti moneliozinė degligė. Tai yra tada, kai jūsų kaulavaisiai, ypač vyšnios, žydėjimo metu paskiau tampa tarsi nudegusios, žiedynai lieka kaboti, jūs tą ligą puikiai jau pažįstate. Tai šita liga yra labai specifinė, jinai yra vadinamoji chroniška liga, nes jeigu jau kartą vaismedis susirgo, jisai ir sirgs pastoviai, daugiau mažiau priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Todėl, kad tai yra liga, kuri įsimeta vėliau į medieną ir jūsų kaulavaisis, vyšnė ar trešnė gali sistemingai sirgti, kaip jau minėjau, priklausomai nuo aplinkos. Uogynuose šiuo metu, serbentynuose ypatingai mes turime išpjaustyti ūglius, kurie yra pažeisti serbentinės erkutės. Jie yra netipiškai dideli, išsipūtę ir jie nesprogsta. Iš jų šiuo metu, kadangi jau serbentai yra pilnai susprogę, lapeliai ir iš jų nėra, ant šitų pumpurų nesprogsta lapeliai. Jie labai puikiai yra atpažįstami ir manau, kad jūs tikrai irgi juos labai gerai pažįstate. Tai šitus ūglius reikėtų šalinti ir kuo greičiau ir ne tik atšalinti ir juos sudėti kažkur tai kompostuoti daržo gale ar kažką tai, bet juos kuo greičiau į laužiuką ar kažkaip tai kitaip sunaikinti, kad nes jie šitie yra pumpurai pažeisti serbentinės erkutės, joje tam pumpuruose jų yra milijonai, jų yra labai daug. Jos yra labai mikroskopinės ir plika akimi nematomos, jas galima pastebėti tik tai su mikroskopu, bet mes matome tik tai tuos jau jų pažeidimo požymius ir kuriuos jau jūs tikrai esate jau kaip sodininkai su patirtim tikrai pažįstate. Ir prie žydėjimą šitokius serbentus reikėtų nusipurkšti insekticidų akaricidų. Ką tai reiškia? Akaricidas, šitas žodis reiškia tai, kad insekticidas yra skirtas nuo erkių. Jūsų pamėgti fastakas, decis, tas pats aktara, jie šitų erkių neima. Jie nenaikina šitų kenkėjų. Todėl yra šiuo metu mėgėjimas registruotas ir leidžiamas yra vertimekas. Jo reikėtų dėti 12 ml 10 litrų vandens. Taip. Ir šitas insekticidas akaricidas taip pat tinka braškių apsaugai nuo voratinklinės erkės ir nuo žemuoginės erkės. Braškių žiedpumpurių tarpsnių panaudojant, tai būtų nuo žemuoginės erkės, vėliau nuo voratinklinės erkės. Kas toliau dabar? Toliau galima dar, čia buvo ir jau pirminiai jūsų klausimai apie serbentus tęsiant, tai šiuo metu labai aktualu yra apsauga ir nuo valkties arba vadinamosios tamsiosios, jeigu taip jau literatūriškai šnekant, tamsioji mitligė. Šiai ligai naikinti yra leidžiamas fungicidas topazas.
5 ml 10 litrų vandens ir jūs nebeturėsite problemų su valgtimi. Bet tai reikia atlikti būtent dabar šiuo tarpsniu prieš žydėjimą, prieš uogakrūmių žydėjimą. Gal mūsų jaunasis sodininkas Mindaugas perskaitys mums keletą klausimų, kuriuos uždavė mūsų klausytojai. Labadiena. Tai jeigu mes jau pradėjome vaiskrūmiais, tai būtų toksai klausimas, kaip apsaugoti nuo serbentų amaro, kaip apsaugoti lapus būtent nuo amaro. Taip, serbentų amarai tai irgi yra labai puikiai pažįstamas ir visiems gerai matomas kenkėjas, kuris serbentų lapus nudažo raudonai. Bet serbentiniai amarai gyvena lapo patinėje pusėje, juos čiulpia ir tada tas lapas keičia spalvą. Ir tie lapų paraudimas, raudonos spalva, tai yra požymis būdingas šių kenkėjų pažeidimas. Ką daryti? Be abejo, jiems atsiradus reikia naudoti insekticidą. Šiuo atveju tiktų, jeigu tie lapai yra labai susisukę jau jūs per vėlai pastebėjote, reikėtų naudoti insekticidą sisteminį aktarą. Bet jeigu jūs tik tai pati pradžia jūsų šitų amarų, tik dar lapai nelabai susukti į apačią, tada pakanka ir deci galima panaudoti, nes decis yra kontaktinis insekticidas ir jį reikėtų, kad tai purkšti, kad jis pakliūtų ant kenkėjų. Nes, sakykime, sisteminis jisai veikia kitaip ir jeigu migruoja su augalų sultimis, tai tas kenkėjas gali pačiulpti jau su augalų sultimis šį insekticidą, tokiu būdu jis jau nunuodytų šitą kenkėją. Bet svarbiausia yra purškimas serbentų ir kitų uogakrūmių, tai būtų kryptis iš apačios į viršų. Tam, kad apatinė lapų pusė gerai pasidengtų jūsų naudojimo skiediniu. Taip pat, kas mėgėjai, kurie turi laiko, gali savo, kaip sakyti, savo leisti tą dalyką, tokią prabangą naudoti ir, gal ne visai teisingai pasakiau, naudoti augalinius preparatus, daryti visokias ištraukas. Sakykime, yra tokie insekticidiniai augalai kaip svogūnai, česnakai, kraujažolė, pomidorų lukštai, pomidorai augalai žalioji masė, taip pat netgi bulvių virkščiai taip pat gali tikti tokiems dalykams. Na, žodžiu, tų augalų yra visokiausių ir įvairiausių, bet reikia atsiminti, jeigu jūs pasiryžtate tai daryti, reikia tai daryti kas 3 dienas ir kokius 3-4 kartus mažiausiai. Ir labai rekomenduojama įdėti muilo dėl lipnumo pagerinimo. Šitas jūsų priemonės jos būtų veiksmingos, bet sakau, čia reikia laiko ir labai atidžiai visą tą procedūrą atlikti, todėl kad būtent šitie preparatas pakliūtų ant kenkėjo, nes šitie visi paruošti jūsų visos šitos ištraukos ir šitie paruošti preparatai, jie turi turėti kontaktą su pačiu kenkėju. Gal dar būtų kokių klausimų? Kaip suprantu, čia kalbėjome apie ekologiškas priemonės nuo sodo kenkėjų. Taip, prieš tai minėjome mes insekticidą aktarą ir deci, kuris jau būtų jau įsigijimas jūsų sodininkų prekių parduotuvėse, ar ūkinėse prekėse, kurios prekiauja mėgėjams leidžiamais preparatais. Arba jūs, jeigu ruošite, tai būtų ekologinė tokia priemonė, bet tai jau priklauso nuo jūsų pasirinkimo ir jūsų kaip sakyti, gyvenimo būdo ir jūsų tikėjimo. O naudojant cheminės priemonės, kiek tai pakenkia patiem vaisiam? Svarbiausia, čia būtų, jeigu bendrai apie cheminių produktų naudojimą, būtų pagrindinė rekomendacija, gerbėmieji, skaitykime instrukciją. Jinai labai smulkiai surašyta. Susiraskime tą jau kokį nors padedamąją lūpą, bet jau atidžiai perskaityti, ten viskas yra parašyta. Visada turėtų būti ant etiketės ir yra nurodyta, kiek maksimaliai galima panaudoti to produkto. Sakykime, tokį, mes kalbėjome apie serbentus, jeigu kalbame apie aktarą, sakykime, jis naudojamas 1-2 kartus per sezoną.
Bet jeigu yra kita nuoroda, tai yra karencija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kiek, jinai paprastai matuojama dienomis, tai reiškia, kiek turi dienų praeiti nuo paskutinio jūsų purškimo iki derliaus nuėmimo. Tai paprastai jau maksimaliai tai būna apie 20 dienų. Maksimalus toks terminas. Kiekvienam produktui tas karencijos terminas yra atskiras ir jisai yra nurodytas etiketėje. Todėl dar kartą pakartosiu tokią pagrindinę rekomendaciją. Atidžiai paskaitykime instrukciją. Ten viskas yra surašyta. Mindaugai, gal dar? Kaip matau, mūsų žiūrovai užduoda vis daugiau ir daugiau klausimų, bet vis nenorim palikti tų serbentų ramybėje. Vat ponas Romualdas iš Vabalniko filialo klausia. Norėčiau sužinoti, kodėl mano judėjai serbentai viršūnėse sukrauna stambius pumpurus, bet derlius labai sumažėjo. Nors pernai iškirtau visus krūmus, šiemetiniams vėl tas pats stambus pumpurai. Gal ką patarsite? Čia mes jau šitą temą šiek tiek lietėme, tai gerbiamam ponui serbentai serga, tiesiog neserga, jie yra pažeisti serbentinės erkutės. Šitie pumpurai, šituose stambiuose pumpuruose gyvena serbentinė erkutė. Jų yra ten masė, labai didelė. Labai gerai, kad ponas juos išpjaustė, juos reikėjo iš karto sunaikinti, bet po pjaustimo dabar yra registruotas ir tikrai efektyvus insekticidas acaricidas Vertimek. Va šitą reikėtų po pjaustimo panaudoti dabar, va, kaip tarpsnis panašiai kaip su žydėjimu sutampa. Šiuo metu iš esmės yra labai aktyvi tos serbentinės erkutės migracija ir ją būtų galima pagauti. Nes jinai migruoja greitai, iš pumpuro į pumpurą, todėl jeigu atsiranda vienais metais keli pumpurai, po kitais metais gali būti jau 10 tų pumpurų ir taip gali būti užkrečiamas visas vaiskrūmis. Todėl čia reikėtų taikyti tokią kombinaciją ir genėjimą, išpjaustimą ir naudojimą insekticidą. Čia jau jūsų naudojami, sakykime, ekologiniai preparatai, tokie kaip ištraukos augalų, šiuo atveju tikrai jums nepadės. Taip pat norėtume paklausti, kaip samanos veikia vaiskrūmius? Ar jos kenksmingos, ar su jomis reikėtų kovoti? Samanos priklauso, sakykime, nuo vaismedžio galbūt amžiaus. Nes samana tai yra toks augalas, kuris eina ant jau, kaip sakyt, brandžios žievės, aišku, būna ir ant jaunų vaismedžių, bet ant jaunų vaismedžių eina tada, kai būna aplinka per drėgna arba būna samanota žolynas, dėl to, kad jinai yra, kaip žinote, jinai kabinasi ant tam tikros terpės. Ir jeigu ta vaismedžio kamienas yra puikiai terpė samanom kerpėm augti, dėl to, kad jos ant tų visų žievės įtrūkimų, rievių labai puikiai įsikabina ir auga. Iš kitos pusės tai yra labai geras ženklas, priklausomai nuo to, kokios samanos ar kerpių rūšis pas jūs tenais vystosi, kuo didesnės kerpių ir samanų kastos yra, tuo jūsų aplinka yra švaresnė. Taip, kad galima įsivertinti, kaip ir žiūrėti šitą dalyką kaip ir teigiamai. Aišku, jeigu tai jų yra per daug, ant senų kamienų, jos reikėtų nugrandyti ir ankstyvajam purškimui reikėtų ieškoti geležies sulfato. Samanas ir kerpes naikina preparatai, kurie turi savo sudėtyje geležies. Kai kurie sodininkai mėgėjai jau pasidalino savo patirtim ir jie puikiai naudoja trąšas skirtas vejoms, kuriuose yra geležis, į sudėtį, kurių įeina geležis, ir jos jau būna tiesiog parašyta, kad jos yra skirtos trąšos, skirtos samanom naikinti vejose. Tai va, tų trąšų, sakykime, 1% koncentracijos kiekio galima ir nusipurkšti savo vaismedžių kamenėlius, tik tai reikėtų tai daryti labai atsargiai, nes nesaulėtų laikotarpiu, kad nenudeginti ir paskiau nepersistengti su tręšimu, nes turėkite omeny, kad yra trąša. Ir jeigu jūs dar papildomai tręšite savo vaismedžius, priklausomai, aišku, nuo jūsų vaismedžių amžiaus, kuo jaunesniems nereikėtų persistengti su to, kad nepertręštumėt savo vaismedžių ir vaiskrūmių. Labai svarbu būtų sužinoti, prieš kokius kenkėjus galima naudoti medžio pelenus ir ar jie veiksmingi yra.
Nu, medžių pelenai tai yra labai sena augalų apsaugos priemonė. Jo naudojo tikrai mūsų jau seneliai ir jiems padėjo. Tai jeigu mes ruošiame pelenų šarmą, tai pelenų šarmas paprastai būdavo naudojamas būtent nuo serbentų ar agrastų valkties ir apipurškiant tą ištrauką vaiskrūmius arba tiesiog tuos pelenus apibarstyti ant vaiskrūmių. Tai aišku, šiek tiek sustabdo, bet tai nėra jau tokia efektyvi priemonė kaip cheminė, kurią tu panaudoji ir iš esmės vieno karto praktiškai gali ir užtekti. Su pelenais taip pat reikėtų irgi elgtis atsargiai, nes tai reikia daryti anksti, kol dar vaiskrūmiai iš esmės nesusprogė. Ant šviežių lapelių, sprogusių lapelių to naudoti nereikėtų, eksperimentuoti nereikėtų su to dalyku. Manau, jau atėjo laikas perėti gal prie vaismedžių ir aš turiu tokį klausimą galbūt nuo dalies žiūrovų ir galbūt nuo savęs. Man labai patinka kriaušės ir pas mane sode kriaušės nuolat lapai raitosi, sukasi ir patys vaisiai būna tokie kaip padengti tokiu rudu dariniu. Tai gal galit pakomentuoti? Be abejo. Čia tai jau tikrai šitas klausimas jau nėra netikėtas, nes dabar yra labai aktualus, labai visiems svarbus, nes šita liga, kriaušių rūdis arba kriaušių gleivėtrūdė, toks kitas sinonimas yra. Čia mano asistentė, draugė ir vedėja rodo jums tas jūsų matytas problemas. Tai yra kriaušių rūdis. Šita liga pastaraisiais metų tapo labai aktuali. Na, čia galima suvesti ir jos aktualumas iškilo dėl to, kad globalus klimato šiltėjimas grėsia planetai. Todėl, kad mes neturime pastovių tokių žiemų. Tai ši žiema buvo tokia pastovesnė šalta, bet ankstesnės žiemos ilgi tokie šilti ir drėgni rudens laikotarpiai, atšilimas vidury žiemos. Vienu žodžiu, visos šitos sąlygos, tokios klimatinės sąlygos suaktyvino rudiečius. Tai yra grybai, kurie sukelia įvairius susirgimus ir kurie tokius rūdžių pavidalų. Kas svarbu šitai lygai? Kaip paveiksliuke matėte, jis turi tarpininką, tai yra kazokiniai kadagiai. Šiuo metu mes ant kazokinių kadagių mes galime matyti šitų rūdžių telkinius, nes kadangi šitos kriaušių rūdys pasirodo tik tai po žydėjimo, kai jau vaismedžiai, mes matome tos požymius, o čia yra tas kazokinis kadagys tarpininkas ir ant jo šakučių tokie būna oranžiniai telkiniai. Jų įvairiausių kiekių, įvairiausių formų gali būti. Tai ant šitų kazokinių kadagių šitos rūdys žiemoja. Kadangi rūdys yra tikrieji parazitai, jie gali žiemoti tik ant gyvų augalų. Todėl reikalingi tam tikri tarpininkai, augalai vadinamieji tarpininkai. Ir šiuo metu, jeigu jūs kažkokius atliekate purškimus savo sodelėje, nepamirškime ir kazokinių kadagių, ar netgi ir tujų, galima jau, vienu žodžiu, nusipurkšti, netgi rekomenduojama nusipurkšti tokius spigliuočius augalus, dėl to, kad jie yra daugumos kitų ligų tarpininkai, ant kurių ypač žiemoja rūdis. Nuo šitos ligos kriaušių rūdžių apsauga pagrindiniai purškimai turėtų būti jau sodams nužydėjus. Kai vainiklapiai pradeda kristi, tada reikėtų panaudoti skoro ir efektoriaus mišinį. Tai yra efektyviausia priemonė tuo laikotarpiu, tai yra 2 ml skoro ir įdedame į tą patį purkštuvą ir 5 gramus efektoriaus. Aš turiu šitokias pakuotės, kurios jūs tikrai, sodininkai mėgėjai, tikrai pažįstate. Tik tai norėčiau pasakyti, kad jūs paimat vieną preparatą, čia yra efektorius ir paimate skorą, jūs turėtumėte juos išmaišyti atskiruose induose. Vieną išmaišote vienam inde su vandeniu, nedideliu kiekiu vandens, kitą išmaišote kitam inde su nedideliu vandens kiekiu ir tada į purkštuvą įsipilate vandens ir kiekvieną šitą atskirai sumaišytą preparatą supilate tada į purkštuvą.
Ne taip, kad jūs sumaišote viename purkštuve, kad, vienu žodžiu, šitie preparatai gerai ištirptų, juos tada jau vandens tokius skėtinius supilate į purkštuvą, tik tada purškite. Ir tokių dar laikotarpių taip pat būtų, mes nupurškėme ne tik nuo rūdžių šitais preparatais, bet ir nuo rauplių. Čia yra viršuje kriaušių rauplis, apačioje obelų rauplis. Ir nuo šitų lygų mes šitų preparatų mišinių taip pat juos panaikiname ir šitas lygas, bent jau sumažiname jų plitimą. Ir jeigu mes į tą mišinį dar įdėtumėm ir insekticidą, bet kurį šiuo atveju, ar deci, ar aktarą, ką jau jūs įsigysite, mes tuo pačiu apsaugotumėm ir nuo vaisėdžio. Tai yra nuo to kirminuko, kurį mes paprastai žiemą valgydami obuolius, mes kartais jį ir perkandame. Vienu žodžiu, tai būtų tokia sistema, kuri jūs apsaugotų jūsų vaismedžius apsaugotų nuo pagrindinių tokių žalingiausių sodo ligų ir kenkėjų. Tai tokiai trumpai primenant, ankstyvas purškimas tai yra vario preparatai, prie žydėjimą eina bet kuris insekticidas ir fungicido mišinys, o po žydėjimo tai yra jūsų rūdys, rauplės ir vaisių puviniai. Efektorius yra labiau veikia vaisių puvinis, be abejo veikia ir rauplės ir kitas lapų dėmėtligės, bet vienu žodžiu, va tokie pagrindiniai 3 purškimai būtų minimali. Jeigu jūs po to vainiklapių kritimo praėjus 2 savaitėm nusipurksime dar kartą, vienu iš jų, arba skoru, arba efektoriumi, tai jūs turėtumėte iš esmės pilną savo vaismedžių tokią sistemą, kuri jums apsaugotų nuo pagrindinių lygų, kaip jau minėjau, rauplių, vaisių puvinių, rūdžių. Vienu žodžiu, va šitokie maksimali tokie būtų 4 purškimai, minimali, 3, kai kurie apseina ir su 2 purškimais. Bet šitie purškimai jau, kaip sakot, atlinkame dar pakankamai anksti ir tikrai praeina tas vadinamasis karencijos laikotarpis, jis būna pakankamai ilgas ir jau nereikia bijoti jokių likučių jūsų produktuose, jūsų derliuje, jūsų uogose ar vaisiuose. Tai dėkojame poniai Almai už atsakymus, dabar pakalbinkime poną Norbertą. Tai turbūt labai svarbus klausimas, kadagi pradėti genėti tiek obelis, tiek kriaušės ir kokiais galbūt įrankiais tai daryti. Taip, šiuo metu dar tikrai tinkamas laikas vaismedžius formuoti, genėti. Aišku, daug kas sodus pradėjo genėti žymiai anksčiau. Jeigu vaismedžiai, reikia taip žiūrėti, jeigu vaismedžiai prastokai augo, užskurdė daugiau buvo, ilgai negenėti, tai aišku, reikia jos genėti dar neprasidėjus vegetacijai, tai anksti pavasarį. Bet jeigu vaismedžiai stipriai vešliai augo, tai tikrai galima genėti jau sprogstant pumpurams šiuo metu ir galima genėti ir sulapojus, galima genėti net ir žydinčius, bet ne ilgiau kaip savaitę po žydėjimo. Jeigu mes vasaros metu pjausim didelės šakas, sumažinsim asimiliacinį paviršių, mums bus mažiau obuoliai. Tai taip, kad vešliai augančius vaismedžius šiuo metu tikrai galima genėti ir tai daroma su tinkamais įrankiais, čia kaip tik klausimas buvo, tai tinkamais įrankiais mes vis tiek turim įsigyti gerus įrankius genėjimui, ne vienkartinius. Aišku, tie įrankiai yra firmų, kurios gana profesionalius gamina įrankius, tai Felko, Fiskar firmos, tai profesionalams daugiau tinka, jie yra brangus įrankiai, bet labai geri. Aišku, yra ir tokių gana pigių įrankių, nors pažiūrėti jie lik ir tokie patys, bet jie labai pigus yra, arba kinetiški, arba ten ir kitų firmų, bet ten dažniausiai vienkartiniai ir mums dažnai sulūžta, geriau nusipirkti gerą daiktą ir ilgam laikui.
O apginėjus medžius, ar sodo tepalas išlieka ta vienintelė priemonė, užtepant nupjautas šakas, ar kažką dar galima būtų naudoti? Aišku, mėgėjiškose sodose, kur mažiau naudojama cheminių preparatų, tai sodo tepalas visai neblogai yra. Sodo tepalas ištepti bent jau didesnės žaizdas. Bet versliniuose sodose, kur daugiau purškiama naudojami fungicidai, tai praktiškai netipama yra. O grįžtant prie tų kriaušių, jeigu norint veisti kriaušyną, gal žinot, kokius tarpus palikti sodinant medelius? Labai svarbu žinoti, kaip įsigijam sodinamąją medžiagą, sodinukus, reikia žinoti, ar vis tik tai tos norimos veislės, ar jos įskiepytos, įekiotos į aukštaūgius poskiepius ar žemūgius poskiepius. Jeigu tą turim žinoti, jeigu vaismedžiai su žemūgiais poskiepiais ar kriaušės ar obelis, tai tikrai galima sodinti žymiai tankiau, sodinam tarp eilučių ir kas metrą, kas pusantro metrų iki 2 metrų, o jeigu su nykštukiniais poskiepiais galima sodinti net kas pusę metro vaismedžius ir atitinkamai formuoti. Paprastai formuojama verpstės formos vainikais, tai yra, kaip mes įsivaizduojam, eglutė, jeigu paprasta verpstė, tai panašiai kaip eglutė, viršutinės šakutės mažos, o apatinės gana didelės, bet jos visos horizontalios arba artimos horizontaliai. Jeigu mes tankiai pasodinam, tai tada formuojam nebe paprastą, bet superverpstę, tai tiek viršuje, tiek apačioje būna trumpos 2-3 metų šakutės, kurios tikrai gerai dera ir visas dėrėjimas šalia liemens būna, ne kažkur tai toli, bet šalia liemens. Tokie vaismedžiai būna su mažom šakutėm, jie gerai prapučiami vėjo, gerai juos nupurkšti, patogiau nupurkšti prieš ligas kenkėjus ir jie gerai vaisiai ant tokių šakučių gerai apšviesti, būna vadingos veislės spalvos ir kokybiški. Tuomet klausimas apie kitas geras uogas, vynuogės ir šalia auginant skirtingų rūšių vynuogės, ar jos nesusigrįžmins augimo metu? Tikrai jos nesusigrįžmina, o iš tikrųjų tai yra labai gerai, kad skirtingų veislių vynuogės, tai kaip tik geresnis ir derlius yra, kai yra ne viena veisliai sodiniai, bet skirtingų veislių. Sekantis klausimas. Ar kenksmingos tos būna vaismedžių blakutės? Čia nežinau, gal ponia Alma galėtų pakomentuoti. Vaismedžių blakutės. Čia gal ne visai ir taip, yra toks kenkėjas. Ir vaismedžiuose jisai yra kriaušinė blakutė, yra obelinė blakutė. Jos kenkia sprogstantiems pumpurams ir sakykime, ūglių viršūnėse išsprogusius lapelius sutraukia. Tokios būna viršūnėlės susitraukia, iššilptos, tai būna pažeidimas kriaušinės blakutės. Jeigu jūs naudojate insekticidą prie žydėjimą ir po žydėjimo, jūs šitą problemą turėtumėte susitvarkyti. Tuomet vėl gal pono Norberto, kaip tinkamai paruošti medžius žiemai? Kaip paruošti kamieną, kad ten gal kažkokie miško nekenkėjo, tiesiog gyvūnai jų tiesiog nenuskriaustų, neapkandžiotų žievės? Tai vis tik apsaugoti nuo graužikų būtina sodus, ypatingai jaunus sodus žiemai. Tai paprastai jie užtveriami yra 2 metrų tvora sodai. Bet jeigu kolektyvinėse sodose to neįmanoma padaryti, tai tada bent jau yra dekoratyvės tvorelės, galima jomis apstatyti žiemai, pavasarį nuimsime. Tai čia būtų nuo kiškių, nuo stirnų galbūt ateinančių, nes jų tikrai šiuo metu yra gana daug ir padaro daug žalos. Bet dar vienas labai svarbus momentas, tai peliniai graužikai. Tai nuo pelių mes norim ar nenorim, turim nupirkti zoocidų, žodžiu, preparato pelėms naikinti ir praktiškai rudenį
kelius kartus, ypatingai paskutinį kartą reikėtų tą jauką, pelėms naikinti skirtą jauką išdėstyti arba į urvelius, jeigu yra pelių, arba šiaip išdėstyti prieš laikotarpiu, kada jau žinom, jaučiam ir prognozuojamos yra susidarimas sniego dangos. Tai tokia atveju, jeigu mes prieš užsningant išdėstom jauką peliniams graužikams, tada jie po sniego turi ką veikti ir jie žūsta. Kitaip mes pavasarį galim pamatyti baltus kamienukus apačioje ir jau tikrai toks sodas neatgis. Gal grįžtant turbūt prie vaiskrūmių, prie serbentų ir agrastų, kam reikalingos tos vadinamos taurelės, kur įrėmina tuos krūmus, ar to nuaugimo padeda, ar tiesiog, kad formuoti krūmą? Čia nežinau, kas galėtų atsakyti. Ne, tai praktiškai ten, kad šakos neįsilenktų, taip suprasti. Jeigu mes teisingai suformuotume, tai tų taurelių tikrai nereikėtų, jeigu aš teisingai suprantu. Žodžiu, nulinkusias, ypatingai senes, jaunos šakutės dažniausiai auga į viršų. Senstant jos išlinksta. Tai tokia atveju serbentų, pavyzdžiui. Tai tokia atveju senesnės tas šakas mes pašalinam, jaunesnės jos statesnės yra ir praktiškai krūmas gana gražiai atrodo ir jis tvirtai stovi. Jeigu kai kurios veislės labai jau linkstančiom šakom, galima tada tas vadinamas taurelės naudoti. Dėkoju už atsakymus. Gal turbūt grįšime prie ponios Almos ir prie tokių perėsime opesnių klausimų. Tai prie tų žymiųjų sodų kenkėjų turbūt gal galėtumėte pakomentuoti, kokios būtų veiksmingos priemonės nuo kurklių, žinomų, ar turklių kitaip vadinamų. Su kurkliais sukovoti yra be galo sudėtinga. Universalios priemonės aš jums tikrai nepasakysiu, nes jos iš esmės ir nėra. Vienin tokia, kuo daugiau purenti savo tarp augalų takus, jie rausiasi, išrausia tu savo tas landas ir tokia efektyvesnė galbūt priemonė būtų juos privilioti jaukais. Įkasant ant jų migracijos takų, įkasant stiklainiukus su organinės kilmės tokiu kompostėliu. Tai gali būti įdėtos ir kažkokios tai vaisių atliekos šiek tiek su lapai šiaudai sumaišytos, vienu žodžiu, jie ieško vietos, šiltos vietos, jiems reikia šiltai, kad būtų, kur jie galėtų ir ramiai sudėti savo kiaušinius ir tenais daugintis sėkmingai. Todėl mes, jeigu mes jiems sudarysime tokias sąlygas, kur jie galėtų susitelkti, tokiu būdu mes juos galėtumėm pagauti. Šiaip tai sodininkams rekomenduočiau dalinti savo patirtimi, nes, sakykime, jokios cheminės tokios priemonės efektyvios tikrai nėra. Dar kol kas, kaip matote, prieš gamtą mes ne visada būname su ta chemija galingi. Vienu žodžiu, tai jūsų dalinkitės patirtim tarpusavį, kaip jums pasisekė tai įgyvendinti, o šiaip tai tokia yra jaukų naudojimas yra vienintelė iš tokių rekomenduojama priemonė, kuri būtų tokia galbūt ir prieinama ir būtų naudinga. Dar šiek tiek norėčiau pridurti apie tokį bendrą visų sodo augalams, sakykime, tokia rekomendacija. Jeigu jūsų sode labai suaktyvėjo skruzdės arba rūžės, tai vienu žodžiu ieškokime marų. Tokie būtų prognozatoriai, tokie viskas yra. Ir kad yra labai daug tokių gerųjų, vadinamųjų groboniškieji vabzdžiai, entomofagai, kurie natūralūs yra priešai tų jau žalingųjų mūsų vaismedžių kenkėjų. Ir juos privilioti, norint juos privilioti į sodus, reikėtų sėti nektaringus augalus. Kadangi jūs savo sodeliuose be abejo auginate visokias prieskoninės daržovės, tai jos taip pat yra dauguma nektaringi augalai ir tokiu būdu mes taip pat priviliojame tuos geruosius groboniškuosius vabzdžius, kurie yra natūraliai suėda amarus ir kitus kenkėjus.
tai čia reikėtų, jeigu jūs prisiminti tokį dalyką, jeigu jūs naudojate cheminės priemonės, cheminius produktus ir purškite vaismedžius, po jais neturėtų būti šitų jūsų prieskoninių augalų, neturėtų būti siejami ir sodinami ir vaiskrūmiai, ir uoginiai, ypač augalai, sakykime, ten braškės, bet tu labiau, kad šešėlėje nelabai jos ir dėrės. Vienu žodžiu, jeigu po vaismedžiais turėtų būti vis dėlto žolynas. Sakykime, aplink vaismedžius, jeigu ten mes paliekame kažkokį tai tą dirvos, apkasame dirvą aplink vaismedžius, bet šiaip tai po jais turėtų būti vis dėlto veja, nes kiti augalai, gelbėdami vienus, galite pakenkti kitiems jūsų augalams. O kaip būtų galima galbūt atsikratyti ar nubaidyti iš sodo sraiges ir skrusdėlės? Jos tokios atrodo savaime suprantami atributai sodo, bet dažnai jos ir pakenkia. Tai aišku, kas jau per daug, tas, kaip sako, ir nesveika. Skrusdėlynus, jeigu jie jau jums labai trukdo, vienintelis dalykas yra ardymas ir naudojimas, sakykime, chemijos tikrai nerekomenduoju, nors ir galbūt, kaip sakyti, mano tai duona būtų, bet aš tikrai nerekomenduočiau jo to naudoti. Paprasčiausiai ardo skrusdėlynus, pila vandenį, pila karštą vandenį, įvairius barsto ant takų, šiek tiek druskingą vandenį naudoja, ir druską barsto, kad ten nevaikščiotų tos skrusdės. Su skrusdėm tokiam būtų, jeigu pačiam sode, tų skrusdėlynių ardymas. Su sraigėmis tai yra, kaip jos mėgsta drėgmę, daug organikos ir tokius ramius kampelius. Jeigu jūsų tos sąlygos yra jūsų sodė, tai jos ir veisis. Šiaip tai dabar yra labai madingas tas sraigių patiekalai, pabandykite veisti jas galbūt, jūsų tą kenkėją paversti naudingu patiekalu. Aš turbūt tuomet paklausiu pono Norberto, kaip galima derinti veislės. Kokios veislės vaismedžių tinkamesnės lietuviškam sodui? Nes dažnai atsivežam iš kažkur, gal kažkokios nelabai pritaikytos mūsų klimatui. Ar galėtumėte šią temą šiek tiek pakalbėti? Vis tik mėgėjiškam sodė, tai reikėtų pasirinkti tokias veislės, kurios mažiau serga, atsparesnės pagrindiniam lygom, tai mažiau serga rauplėmis, atsparesnės vėžiai. Tai tokiu atveju visada prie veislio aprašant veislės visada yra parašyta, ar jautri rauplėm, ar jautri žievės lygom, tai atsižvelgti reikėtų. Šiaip veisiant mėgėjiškus sodus, tai vis dėlto mes turim orientuotis į žieminės veislės. Kažkiek vasarinių reikia turėti trumpam naudojimui. Rudeninės jos tikrai neaktualius, dėl to, kad rudenį obuolių ir šiaip yra daug. Vieną kitą vaismedį galima pasodinti rudeninių veislių, bet jie prastai laikosi ir tik tai rudenį jos galim valgyti, vėliau jie prastai laikosi. Dažnai sodininkai sako, kad aš neturiu gerų laikymo sąlygų, tai aš auginu tik rudeninės veislės, žieminių nesodinu. Atvirkščiai, reikia sodinti žieminės veislės, tai tokie, o šio laikinės žieminės veislės yra jau gana skanus obuoliai ir rudenį, valgomi ir rudenį, tai tokiu atveju mes užveisę žieminių veislių sodelį, mes tikrai ir paprastesnėm sąlygom mes tos vaisius išlaikysim žymiai ilgiau negu rudeninius, bet aišku trumpiau negu gerose saugyklose žieminius, bet mes turėsim galimybę žieminės vaisiais aprūpinti šeimą ir ne tik rudenį, bet ir žiemos pradžioje. Tai orientuotis reikėtų daugiau į vasarinės vieną kitą ir daugiausiai į žieminės veislės. Ir sodyboje, aišku, veisiant, kad būtų ne tik tai vaisių, bet ir graži sodyba, tai sodyboje visuomet reikia stengtis matomiausioj vietoj sodinti žieminių veislių vaismedžius, kad tie obuoliai ilgai kabėtų ir jūsų puoštų sodybą, o vasarinės arba ten kaulavaisius sodinti toliau kažkur, kur netaip matosi.
tada mes papuošim sodimą. Tada aš paklausiu tokio konkretaus klausimo. Vat, turbūt dažnas savo sodė susiduriam su tokia problema, kad ne problema galbūt prie slyvų medžių daug ūgliukų iš žemės pradeda lysti. Ir tikriausiai dažnas jas tiesiog nukertame. Ar tai nepakenks pačiam medžiui ir derliui? Tai dažniausia išauga ūgliukai iš poskiepio, nes kiekvienas vaismedis sudaromas iš dviejų dalių. Tai yra šaknis ir truputį dalis vaismedžio į kamieno, tai yra poskiepis, o po to skiepėjimo vieta, toks gumbas didesnis arba mažesnis ir toliau jau norima veislė auga. Tai slyvos paprastai skiepėjimas yra į kaukazinę slyvą ir jeigu sekliai pasodintos, visada duoda daug atžalų. Jas būtinai reikia išnaikinti. Reikia visada nukirpti, kiek galima žemiau tos atžalas. Bet reikėtų slyvas, abrikosus, persikus reikėtų truputį giliau sodinti, kad ta skiepimo vieta nesimatytų, arba net apkasti truputį žemę, tokiu atveju nebus atžalų. Bet kitus vaismedžius, obelis, vyšnės, trešnės, reikia sodinti taip, kad ta skiepimo vieta bent 5-10-15 cm būtų virš žemės paviršiaus, atžalų ten beveik neduoda, bet mums tada tie vaismedžiai bus žemaugiškesni ir normaliai augs. Tada čia gal paklausiu tokios vyraujančios nuomonės, kad šalia slyvų negali augti vyšnios arba kiti vaisiniai medžiai. Gal galėtumėte pakomentuoti? Ne, tokios nuomonės nėra. Čia pirmą kartą girdžiu, tikrai gali augti. Tikrai gali augti, bet kartais trešnės pasirenkant reikėtų, arba abrikosus reikėtų įvairių veislių, kad geriau dėrėtų įvairių veislių, turėti ne vieną veislius sodinius. Dabar norėčiau paklausti ponios Almos. Tiesiog labai žinome tokį turbūt didžiausią sodo priešą, didžiausią kenkėją kurmį. Gal galėtumėte patarti ką nors, kad jie bent netaip smarkiai žalotų mūsų augalus? Nu taip, pagal dydį kurmis galbūt iš tų kenkėjų, apie kuriuos mes šnekėm, būtų didžiausias. Taip, kad tinkamas kailiniams siūti, tik reikia viena problema juos sugaudyti yra. Iš tiesų, kaip ir su krukliais, kažkokios tai tokios stebuklingos priemonės aš jums nepasakysiu. Nes iš esmės jos ir nėra. Yra įvairių gaudyklių, yra taip pat rekomenduojamos, kai kurios tenais firmos rekomenduoja naudoti ir ultragarsą, ir visokius jaukus, ir spastukus, ir taip toliau ir panašiai. Vienu žodžiu, čia irgi jūsų patirtis, dalinkite savo patirtim, kaip kam pavyko. Nes vieniems pavyksta viena priemonė, kitiems pavyksta kita priemonė, jokios chemijos nėra. Vieni kaikščio rūtas į urvelius, kiti dar kažką naudoja. Vienu žodžiu, yra tų, bet nėra priemonių. Yra tokių visokių bandymų, bet efektyvių priemonių nėra. Deja, taip yra. Taip pat sulaukėme daug klausimų apie tai, kaip galima būtų apsaugoti vynogės, nes vynogės turbūt nėra iki galo pritaikytos lietuviškam klimatui. Gal galėtumėte porą patarimų, kaip prižiūrėti vynogės? Vynogės, taip, vynogėm kažkokių specifinių ypatingų augalų apsaugos produktų Lietuvoje nėra registruota, nes tai yra tokia labai mėgėjiška iš tiesų kultūra, augalai, sodo augalai, bet jie taip pat serga. Jiems yra būdingos tokios ligos kaip miltligės, yra tiek tikroji miltligė. Tikroji tai, kai būna ant lapų baltas apnašas. Miltuotas baltas apnašas, tai yra tikrosios miltligės. Arba netikroji miltligė, kaip panašiai kaip ir agurkų miltligė, tokios būna pavandiniausios dėmės. Ir be abejo, vynogės pūna. Tai yra paprastasis pilkasis puvinys, kuris pūdo ir braškes, ir kitus uoginius augalus, ir visus sodo augalus, taip pat šitas puvinys plinta. Iš to, ką mes turime savo sortimente augalų apsaugos produktų, būtų, kai vynuogių lapai išsprogsta, reikėtų panaudoti efektorių. Bent jau 2 kartus. Kai išsprogsta lapelė ir paskiau, kai jau yra vynuogės žydi, tad po žydėjimo jų, tada būtų jisai pirmų atveju būtų nuo lapų ligų, antrojų atveju nuo
puvinių. Tačiau jis tikrųjų miltlygių neveikia. Jeigu jūsų vynogės yra su baltais apnašais, lapai ant jų būna, tai yra tikroji miltlygė, tada reikėtų panaudoti topazą arba skorą. Dėkoju už atsakymus, ponė Almai. Turbūt dar norėčiau tokiu linksmu klausimu pabaigti. Dažnai sakoma, kad kai kurie vaismedžiai turi augti poromis. Gal ponas Norbertas galėtų pakomentuoti, ar yra iš tikrųjų tokių vaismedžių ar nėra? Tai geriau dera, kai auga abrikosai poromis, kai auga trešnės poromis, žodžiu, dėl geresnio apsidulkinimo. Tai skirtingų veislių turėtų būti augalai. Aišku, obelis gali augti ir pavienės. Dėkoju už atsakymą ir mūsų jau laikas eina turbūt į pabaigą šiek tiek. Tai norėčiau visus pakviesti mūsų žiūrovus ir kitą savaitę tokiu pat metu. Turėsime kitų šiek tiek kitą temą, galėsim pakalbėti, galėsite užduoti klausimus panašiai. Taip pat noriu priminti, kad dalyvautumėte Tūkstantmečio senjoras 3 konkurse, atsakinėkite į klausimus ir galėsite laimėti daug puikių prizų. Taip pat, Sonata? Aš dar norėčiau tiesiog papildyti tave, kad kitą savaitę rinksimės tuo pačiu laiku ir kalbėsime apie lauko daržovių sėją, veislių parinkimą ir auginimo ypatumus. Tai tie, kurie norėtų būtent apie daržovių sėją, juos visus kviečiame susirinkti į kito antradienio transliaciją. Tai dar kartą ačiū mūsų lektoriam, kurie mus šiandien informavo, būtent skaitė mums paskaitėlę apie sodo augalus, apie jų kenkėjus, ligas, apie genėjimą ir kada tai galime daryti. Tai buvo habilituotas daktaras Nobertas Uselis ir daktarė Alma Valiuškaitė. Tai Dėkoju už dėmesį visiems žiūrėjusiems. Nepamirškite, kad svetainėje www.esenjoras.lt galite diskutuoti, galite keistis patarimais, galbūt kaip apsisaugoti nuo kurmių ir kitų kenkėjų. Nepamirškite tenai diskutuoti, skelbti savo skelbimus ir dėkoju, kad ateinate į bibliotekas ir domitės tokiamis veiklomis. Viso geriausio. Viso geriausio.